Sveiki visi iš Strasbūro. Atsižvelgdama į labai svarbius įvykius Lietuvoje, aš nutariau kartu su jomis pasvarstyti, kaip demokratija tampa Orbano valstybė. Šiandien Lietuvoje visi žino Orbaną, Vengrijos ministrą pirmininką. Pastaruoju metu man nebuvo pokalbio su žmonėmis, kad nesulaukčiau klausimo, kasgi nutiko vengrams. Beje, panašiai vis dažniau paklausia ir apie gruzinus, kartvelus. Kaip jie, niekada nejautę meilės Rusijai, ištvėrė 2008 metais, praradę trečdalį teritorijos, atsidūrė Rusijos oligarcho gniaužtuose. Beje, Vengrijos Viktoras Orbanas yra didžiausias Gruzijos Bidzinos Ivanišvili užnugalis ir draugas. Todėl abi šios šalis labai tinka į porą analizai. Beje, sąmoningai Sakartvelą vadinu Gruzija, nesipiktinkite. Nes Sakartvelas man tai Tbilisio ir kitų miestų gatvėse ir kaimų beje už europietišką kelią kovojantys žmonės. O Gruzija tai rusiško tipo režimas. Tačiau grįžtu prie klausimo, kaip demokratija gali tapti Orbano valstybė. Ir ar tai įmanoma Lietuvoje? Man čia svarbiausias klausimas. Vos prieš keletą metų į klausimą, ar Lietuvoje gali tai būti, būčiau atsakiusi, kad ne. Orbano versija Lietuvos valstybei sunkiai įmanoma. Maniau, kad pas mus yra labai jau stipri ir atspari žiniasklaida, ta vadinamoji ketvirtoji valdžia. Didelė dalis visuomenės jau brangina gyvenimą demokratijoje, jau pamatė demokratinį pasaulį. Na, prieš 6 metus, 2019 metais, man teko būti Budapešte, kur buvau deleguota NATO parlamentinės asamblėjos į saugumo konferenciją apie hibridinius karus. Aš tuomet pamenu savo nuostabą, kai iki manęs kalbėję aukšto rango Vengrijos politikai, kalbėdami šitą temą net nepaminėjo Rusijos. Aš patikslinau savo pasiruoštą kalbą, nes turėjau reaguoti, iškeldama klausimą, argi gali būti, kad dezinformacija, hibridinės atakos gali vykti be Rusijos dalyvavimo. Tai kasgi tuomet vykdo tas atakas, apie ką mes čia kalbam? Kas tai yra tas hibridinis karas? Jis negali būti vien tik tai teorinis. Na ir per konferencijos pertrauką prie manęs priėjo net keli ES ambasadoriai ten dalyvavę. Ir aš buvau labai nustebus, kad jie dėkojo man už atvirą mano pasisakymą. Nes sakė, kad demokratijos situacija šioje šalyje, Vengrijoje, pradeda jiems kelti didžiulį nerimą. Primenu, ėjo 2019 metai. Paskui, aišku, tą pačią dieną turėjau galimybę išsamiau paklausinėti, kasgi vyksta Vengrijoje, kaip tai atsitiko. Ir taip tikrai režisierius Karolis Kaupinis, kalbėjęs mitinge antradienį Vilniuje, yra teisus. Aš labai prisiminiau tą savo 2019 metų vizitą į Vengriją, kai perskaičiau režisieriaus kalbą. Valstybės kritimas žemyn paprastai vyksta lėtai. Prasideda nuo nedidelių dalykų. Tuomet, kai buvau Vengrijoje, jau buvo praėję 9 metai, kai Orbanas be pertraukos valdė šalį. Ir nuo kogi viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo žiniasklaidos, nuo teisėsaugos, nuo perėmimo kontroliuojančių institucijų, nuo saugumo struktūrų kontrolės, nuo įtakos pinigų dalyboms sutelkimo savo rankose. Beje, tuomet kaip tik, kai atėjo Orbanas, į Vengriją atėjo ir dideli ES pinigai, labai dideli pinigai. Ir todėl žiniasklaida buvo labai svarbu, kad valdytų žmonių protus, ruošdamasis perimti valstybės, įtaką valstybei į savo rankas. Perėmęs nacionalinį transliuotoją, su privačiais kanalais Orbanas susitvarkė būtent per pinigus ir daugiausiai europinius pinigus. Nes privačių kanalų, privačios žiniasklaidos savininkai paprastai
Savininkams paprastai šitas žiniasklaidos verslas yra tik tai šalutinis ir tikrai nepagrindinis verslo komponentas, nepagrindiniai pinigai, iš ko jie gyvena. O tiems kitiems komponentams, savininkų komponentams, europiniai valstybės investicijų pinigai yra be galo svarbus. Tad savaime per pinigus viskas susidėliojo pagal Orbano scenarijų, maždaug tokį scenarijų. Norit pinigų, tuomet laikykit liežuvį už dantų savo medijose. Paradoksas, bet Vengrijoje dideli Europos pinigai padėjo Orbanui įsitvirtinti valdžioje ir dabar veikti prieš Europos Sąjungos viduje. Beje, panašus procesas vyksta, aš turiu omeny, demokratijos eroziją per europinius pinigus ir Lietuvos savivaldybėse. Ir ta demokratijos erozija pas mus prasidėjo ne vakar. Dar vienas į autokratiją linkusių vadovų bruožas yra susikurti savo priešą ir su juo kovoti. Tai vyksta beveik visur. Vengrija neišimtis. Štai tam ir reikia paimti žiniasklaidą, kad ji padėtų kovoti su tuo susikurtų priešu. Prieš kiekvienus rinkimus Orbanas kovoja su susikurtų priešu. Iš pradžių kovojo su Sorošu, vengrų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų magnatų, laisvos rinkos, laisvos visuomenės apologetų. Kovojo jis ir tebekovoja beje su Europos Sąjunga, aš turiu omeny Orbaną, ypač prieš Ursulą von der Leyen. Iki šiol tebepiešiami plakatai prieš ją. Neva Orbanas kovoja už Vengrijos suverenitetą, kovodamas prieš Europos Sąjungą, nors iš tikrųjų pats ryja Europos Sąjungos pinigus. Dabar dar vienu priešu Orbanas pasirinko Ukrainą. Beje, labai panašiai viskas vyko ir Sakartvele. Tik ten Europos Sąjungos pinigų nebuvo. Tačiau pinigai buvo. Buvo labai dideli pinigai parsivežti iš Rusijos. Bidzinos Ivanišvili pinigai, kai jis sukūrė partiją ir atėjo į politiką, jo pinigai buvo didesni už paties Sakartvelo biudžetą. Beje, ir priešą ten susikūrė lygiai taip pat, labai panašiai kaip Lietuvoje. Priešas ten buvo Michailas Sakašvili, buvęs prezidentas, kuris vedė Sakartvelą į vakarus, kuris vedė Sakartvelą į NATO, kuris vedė Sakartvelą į Europos Sąjungą, kuris padarė Sakartvelą lyderių regione demokratizacijos procese. Kaip ir pas mus. Taigi, ar Lietuvoje įmanoma kas nors panašaus? Įmanoma. Mes turime abu komponentus, ir Europos Sąjungos, ir rusiškus pinigus. Mes turime neapykantos komponentą, kuris, kaip ir Gruzijoje ar Vengrijoje, turi labai konkrečią išraišką. Landsbergis. Mes jau panašiai kaip kokiuom Sakartvele turėjom keletą panašių į Bidziną Ivanišvilį ar kokius nors žmonės panašius Moldovoje ir Ukrainoje. Mes jau turėjom Paksą, mes jau turėjom Uspaskich, mes jau turėjom Karbaukskį, dabar turime Pakso reinkarnaciją, tai Žemaitaitį. Visi užmiršo, kad Žemaitaitis taigi buvo Pakso žmogus, buvo Pakso partijoje. Jis ten veikė panašiais metodais, tik nebuvo gal toks matomas. Taigi tai yra tęsinys to paties. Mes dabar turime daug elementų, kuriuos turėjo vengrai ir gruzinai. Ir ne tik jie. Čia Vengrija ir Sakartvelas, Gruzija yra tik ryškiausi pavyzdžiai. Na, apie Palucką ir socialdemokratų atsakomybę dėl jo, dėl to, kas šiandien vyksta, aš net nekalbėsiu. Visiškai viskas aišku. Deja, bet ši partija giliai serga. Mes neturim socialdemokratų Lietuvoje. Tokių socialdemokratų, kuriuos mačiau čia, kai Europos parlamente kalbėjo Danijos premjerė, kalbėjo kaip koks Landsbergis ar Šimonytė. Man tiesiog pavydu buvo matyti, kokių socialdemokratų gali būti kitose Europos Sąjungos valstybėse. Tačiau didžiausia mūsų visų bėda yra mūsų prezidentas. Prezidento institucija yra tam, kad jinai atsvertų šitas bėdas, kad ji būtų ta institucija, kuri neleistų užvaldyti valstybės.
Deja, bet prezidento atsakomybė už besiklostančią valstybės urbanizaciją ir prasidėjusi kritimą yra pati didžiausia. Kai į valstybinį priėmimą Liepos 6 proga yra pakviečiamas Artūras Skardžius, bet nepakviečiamas Europos komisijos narys nuo Lietuvos Andrius Kubilius, na, žinokit, man tai yra riba. Gal kas nors galvoja smulkmeną, bet šitas priėmimas juk nėra Nausėdos gimtadienis. Man tai yra riba, parodant, su kuo ir už ką yra mūsų prezidentas. Riba, už kurios nematyti valstybės kritimo, jau yra arti nusikaltimo kiekvienam Lietuvos piliečiui. Taip, gražūs, šviesūs žmonės susirinko vakare Vilniuje antradienį pasakyti, kad jie nesutinka, pasakyti savo ne. Tačiau ar buvo tarp jų bent vienas balsavęs už Blinkevičiūtę ir Palucką? Tikrai nemanau. Jiems turbūt vis dar okei. Įtariu, kad tas kolūkinis Всё законно yra pagrindinė jų balsavimo už šią partiją priežastis. Truputį pavogti, truputį apgauti, gerai prasisukti, visa tai yra okei. Ir tai įmanoma valdant šitai partijai. Tad matau didelę bėdą. Tai yra žmonės balsuojančius už Palucką, už Nausėdą, jau žinant, kas jie yra. Nes vienas jau buvo teistas už sukčiavimą, o kito pranešėjo istorija ir jo elgesys pirmą kadenciją taip pat jau daugeliui turėjo būti aiškus. Tačiau vis dėlto nenoriu pabaigti tai beviltiškai. Aš tikrai turiu viltį, kad Lietuvoje bus žmonių, kuriems ne tas pats. Tegu ir nedauguma. Juk Baltijos kelyje irgi nestovėjo visi. Ir net nedauguma. Ir sausio 13 ne visi atėjo ginti. Ir net nedauguma. Labai daug buvo bėgančių iš Vilniaus. Buvo ir visai norinčių likti su senaja tvarka. Visa tai jau buvo. Ir šiandien, ko gero, mes turim net geresnę situaciją neleisti valstybei kristi, negu kad buvo tuomet. Todėl nepailskim, kalbėkim atvirai, nebijokim ir mes laimėsim.